tas pats. Mes ją paguldėm ir tiesiog sėdėjom ant laiptų ir laukiam, kas bus. Galiausiai aš išgirdau, kaip jie vėl pykina, nuėjau iki jos ir su ašarom sėdėjau prie jos. Pasukau ją ant šono, nes kai žmogus vemia, jį reikia paguldyti ant šono, kad jis tiesiog neužspringtų. Paprašiau, kad Iksas su jos vaikinu nueitų nupirkti servetėlių ir vandens. Jie nuėjo, nupirko servetėlių ir vandens. Aš ją nuvaliau, stengiausi bent jau nuvalyti, nors ten buvo, tiesiog ten buvo baisu ir aš negalėčiau nupasakot, kaip viskas atrodė, tai buvo baisiausia naktis mano gyvenime tikriausiai. Aš prie jos sėdėjau su ašarom, kai tuo metu jos vaikinas ir Iksas ir jos vaikino pusseserė tiesiog sėdėjo ir juokėsi ir galvojo, ką daryti su dar vienu buteliu. Galiausiai atėjo 11:30, kai mano geriausiai draugiai skambino mama. Mes žinojom, kad turim pakelt ragelį.